Na ką, jau mes Lietuvoj, jau kaip beveik mėnesis, kemperis ten stovi. Grįžom, pasiilgom Lietuvos ir šiandien keliausim kažkur tai Lietuvoj. Manau, aplankysim porą dvarų, pafilmuosim. Tai va. Lyja. Lyja. Va kiek lapų rudeninių prikritę. Ei, kas čia buvo, KFC? Jau pamiršau, kaip filmuot reikia. Gerai. Gerai, važiuojame į degalinę. Pilsim degaliukų. Oi, kažko jau čia nori. Parduotuviai sumokėsim. O, degalai Lietuvoj pigesni nei Europoje. Euras ten 7. Gerai. Bet kas džiugina, tai degalų kainos. Kiek čia prisipilsim, daug gal nepilsim. Kokių 50 eurų užteks. Oras tai toks bjaurokas šiek tiek, bet žadėjo šiandien nelyt, bet vis tiek lynoja. Nu, žiūrėsim, ar sustabdysim ant 50 ar ne. O, truputį per daug. Nieko. Einam, sumokėsim. Liubavo dvaro, baroko architektūros Vienas seniausių Lietuvos dvarų. ansamblis. Dar nuo 16 amžiaus minimas. Vandens malūnas, einam į malūną, pažiūrėsim. Nu. Ruduo. Ir šiek tiek sninga. Bet nesijaučia nieko visiškai. Ne. Lietaus. Oi, toks duobėtas kelias. Žiūrėk, ir skulptūra kažkokia stovi su sparnais. Aha. Toks oras šviežias jaučiasi. A ne? Aha. Nu, gaivus taip. Šviežias. Liubavo dvaro sodyba, muziejus. Šiaip rašė, kad veiks. Bent jau ir Google rašė. Ir šiaip, kad iki spalio 1 veikia. Žiūrėk. Kas čia? Aha, krioklys. Nu. Lietuvos krioklys. Toks. Kažkaip stipriau pradėjo snigt. Toks pastatas muziejaus. Atidaryta čia. Paskaitom, ką čia rašo. A, gal iš kitos pusės reikia. Taip, taip. Tai tada pajarvotėmis ir biletėmis tada. Čia iš vis nieko nerašo. Sugedęs. Taip, matai. Aha. Einam, pažiūrėsim ten. Veikia savaitgaliais nuo 10 iki 18. Ką? Iš tos pusės. Taigi ten įrašė, kad su mašinom negalima, tik tai žmonėm.
Muziejus, va. Bet kaip mašina, bet neįvažiuot. Ten kelias. Ką? Sukrūmija. Net baisu lipti. Bet tai nėra čia ko lipti, taigi uždaryta. Taip. Keista, kodėl uždaryta. Anksčiau pabaigė. Negalėjau anksčiau pabaigti. Pamiršau laikrodį namuose. Manau, būtų įdomu pažiūrėti. Kažkur čia. Muziejus laukia. Spalio 15. Jo, iki spalio 15. Bet lygtais buvo parašyta spalio 31 puslapį. Nu va. Čia labiau panašu, kad jas atitinka. Taip. Nu tai nieko, tai reiškia, reikės kitais metais atvažiuoti, kai bus atidaryta. Taip gražu, nes tu net negalvoji. Ne. Jo, čia galima pasivaikščioti visur, va. Yra didikų kelias, net. Toj, tenais. Aha. Eitume. Jie dabar atvyko taip. Kapas. Liubavo angelas. Nežinomas skulptorius. Va toks tas Liubavo dvaras. Nedidukas, užeit negalim. Į vidų nieks neleidžia. Visi nieko viduj. Lapų pririnko. Per sniegą. Kelinta šiandien spalio 28? Ir sninga jau. Einam link mašiniuko, kažkaip jau šalta. Rankom reikėjo pirštinės pasiimti. Kojas reikės įjungti šildymą ant kojų. Kaip čia gražu. Naujas dvarelis. Tokių gražių lapų dar įspūdžių. Žiūrėk, koks geltonas medis tik tiesiai. Aha. Visas. O čia žiūrėk, koks raudonas. Muziejus. Čia toks laukiamasis tualeto. Čia
Tamsu, tamsu, visur tamsu. Esam dvare. Ką? Sakau, esam dvare. Vyskupas Teofilijus Matulionis. O, koks kilimas. Su. Tas vaikas nustebęs. Kad labai keistai šitą nuotrauką atrodo. Ai, čia Wi-Fi raktas yra dar. Muziejus, žiūrėk, kokia knyga, biblioteka. Teofilijaus supamoji kėdė. Ne, čia dvaro. Tai. Gerai, užteks apie Teofilijų. Čia mano tema. Čia jau tavo jo tema. Jo, gerai sudėta. Pažiūrėk, kas tai yra štai koncentracijos. Kas susidėta. Na, šiaip, užtydė. Kaip šilkas. Čia kas, čia kūnas. Porcelianas. Čia taip senovė atrodė. Dvaro kambarys, viskas vienoje vietoje. Bet čia sakė, kad gal taip darė, nes norėjo parduoti. Ir viską norėjo parodyti nuotraukose. Stalas. Tau rasi tokią stalą, mums reikia šeimai. Tikrai. Bet aš kitos savo, Čia gal uždarysiu duris. Žiūrėk, kokias lubas. Šiaip manau apsimoka 14 eurų papasakoja ir tiek visko apžiūrėta. Žuko paveikslai. Grindų. Įsivaizduoji čia nakvot. Norėtum čia pernakvot? Taip miegi ir... O į tualetą reikėtų eiti į apačią. Dar vienas nuotrauka, čia yra viskas sukrauta. Menį. Čia geras paveikslas.
Na, jaučiuosi kaip dvare gyvendamas. Čia sakė, anksčiau buvo kino salė. Nes sakė, Rasai šitie labiausiai patinka. Tokie dirbiniai. Ten kažkaip jau pilvukas gurgia ir valgyt norisi. Reikės kažkur užvažiuoti. O čia jau matosi lietuviški paveikslai, nukryžiuotasis. Nuogos moters figūra. Aha, dideli. Vaikų pasuk šitą. Gitara. Nepanašu į smuiką. Puotaujanti kompanija. Kas? Jo. Tai dar droną paleis. Pažiūrėsim, kaip iš viršaus atrodo. Kas čia groja? Šitas. Kirtis. Labai patiko šitas paveikslas, tokia nostalgija, kaimiški rūpesčiai. Katedra. Iš šiaurės vakarų pusės. 1807 metais. Vilniaus universiteto rektorius Martynas Pučiolbutas Adlenickis. Kaip daug praradom, kad tada neįėjom. Aha, bet nieko, tai grįžom. Nu, bet tada mes buvom irgi daug fanas, mūsų. Čia. Sakė, ten užstringa šiek tiek būna. Šitą žiūrėjau iš tavęs irgi. Tokie žaisliukai. Va, žiūrėjau. Šitą. Pjautuvą. Įjungiai. Aha. Su kirpjukla sukasi. O, žiūrėk, čia buteliukas. Čia sudėjau butelį. Buteliukas yra. Su laiptais. Žažinukai. Tai va. Einu iš... Tai va, čia Rasos kambarys. Jinai čia audžia. Žiūrėk, čia kūdikai mūsų. Mūsų centrai. Prie lovas. Ja, taip anksčiau ir miegodavo. Tie žmonės tokie būdavo trumpukai. Langas į gamtą. Telefonas gal. Įsukė ir lygintuvai tie. Pas mano močiutė dar toks buvo. Ne, štai tokius. Pridedi anglių ir lygini. Lipam dar į bokštą. Lipam.
Oho. Užlipam į bokštą. O, kaip aukštai. Lipsim. O, toks kliučių ruožas tikrai. Skaičiai įsiartinsi prie. Čia droną galima buvo paleisti. Aha, neturite droną? Ne. Jo, į fainai. Bokštas. Praeisim pro tiltelį. Visai gerai batarkė pasiteisina šitą naują. Ilgai. Aišku, jau liko 20%, bet atlaikė tiek filmavimo. Visą dvarą beveik. Ir tą. Ir laukė dar. Ten visą dvarą išfilmavai. Nu, ne visą, bet išfilmavau kažką. Jau žmonės tegul patys kažką pamato. Nu taip, bet kokiu atveju nebus tokio pojūčio kaip gyvai. Taip. Ir čia dar pasakiškas žodžius. O, Reikia nuotraukėlės. labai gražu. Eisiu savo. Tai nerealiai atrodo nuotraukoje tas. Bet žiūrėk, kaip fainai atrodo tas, tie atsispindi vandenį, tie lapai, nuotrauka. Kažkur nuskodė. Būtų sausi lapai, galėtum pamėtyt. Visgi nusprendėm, kad